Lietuva – tai šalis, kurioje saugumas ir tvarka yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Už šių vertybių stovi žmonės, Lietuvos policijos pareigūnai, kurių pasiaukojamas darbas dažnai lieka nepastebėtas, tačiau yra nepaprastai reikšmingas. Stiprus save gerbintis pareigūnas, žinantis teisės aktus, gebantis apginti ne tik savo interesus, bet ir piliečių interesus, tinkamai vykdantis savo pareigą, sąžiningas. Jisai kelia ne tiek policijos galbūt pasitikėjimą policija, bet jisai kelia pasitikėjimą visą valstybę, nes piliečiai jaučiasi saugus, piliečiams tada lygiai gretus gaunasi ženklas, kad pasitikiu teisėsaugą, pasitikiu valstybę, pasitikiu valdžią. Kiekvieną dieną tūkstančiai pareigūnų rūpinasi mūsų saugumu, tačiau kas pasirūpina, kad jų pačių teisės būtų apsaugotos. Čia į pagalbą ateina Lietuvos pareigūnų profesinė sąjunga, organizacija ginanti pareigūnų teisės ir interesus. Policijos pareigūnai turi begalės problemų ir iššūkių savo tarnyboje. Tai yra ir pasipriešinimas, ir smurtas, ir vidinės tokios mobingo apraiškos tarnyboje, ir šaunamojo ginklo spec priemonių panaudojimas, kai yra patiriamas didžiulis psichologinis stresas. Ir išlikti žmogumi, tuo pačiu, kuris galėtų būti empatiškas, suteikti tinkamai pagalbą, užjausti nukentėjusįjį, laikytis teisės aktų, gaunant mažą darbo užmokestį, būti sąžiningu ir neimti kyšių. Tai yra iš tikrųjų tikrai pakankamai dideli iššūkiai šios dienos policijos pareigūnui. Narystė profesinėje sąjungoje reiškia žinojimą, kad nesi vienas. Kilus problemams visuomet gali sulaukti pagalbos, vertingų patarimų, o svarbiausia – jaustis užtikrintai, kad tavo teisės yra ginamos. Atlikau komandiruotę Palangos policijos komisariate. Su kolegė dviese atlikome. Ir paskutinę darbo dieną reagavome į įvykį A kategorijos, kur agresyvus jaunuolis puola kitus jaunuolius. Ir mums nuvykus į įvykio vietą gavosi taip, kad mes turėjome pasipriešinimą ir tas agresyvus jaunuolis trenkė tiek man į veidą, kolegiai į veidą. Tai tokios ir pasekmės buvo, kad kolegiai buvo ir ausis sužalota, man dantys nulaužtas, įtariamas žandikaulio lūžis buvo. Jei nebūtų profesinės sąjungos, tai manau būtų, jeigu man būtų juoda diena, tai sumaištis gyvenime, neturėčiau galimybės kur konsultuotis, pas ką konsultuotis. Yra tekę susidurti su piliečių skundais, kada buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Teisinę pagalbą gavom iš karto ir labai teisinė pagalba padėjo. Nebuvo jokių problemų. Jeigu nebūtų profesinės sąjungos, policijos praktiškai nebūtų. Neįsivaizduoju kaip, bet būtų kažkokia sukarinta struktūra. Buvo netiksliai suformuotos užduotis ir dėl to buvo neteisingai įvertinta. Ir profesinė sąjunga įsikišus, be to ir vadovybės vertinimų buvo pasiektas tikslas. Pareigūnas visko negali žinot, tam yra profesinės sąjungos, kurios padeda šitos ginčus spręsti. Profesinė sąjunga suteikia galimybės mokytis ir tobulėti, kad pareigūnai galėtų dar geriau atlikti savo pareigas ir būtų pasirengę įvairiausiems iššūkiams. Policijos profesinė sąjunga, kaip visada sakau, tai yra mūsų užnugaris, kad tu savo darbo vietoj galėtum jausti saugesnis. Nes tu visada žinai, kad yra kažkas už tavęs, kad tave palaikys, jeigu reikės apsaugos, tave gins. Tai manau, iš idėjos, aš profesinėje sąjungoje esu tikriausiai labiau iš tos globalios idėjos, kad aš manau, kad mes kaip profesinė sąjunga daug galim pagelbėti policijos pareigūnam, stovėti šalia jų, kada jiems yra sunku ir taip pat stovėti šalia jų, kada jiems yra labai gerai, kaip jiems pasiseka ir kartu su jais džiaugtis pasiekimais. Profesinė sąjunga šeima, atrama, ramstis ir pagalba. Bendrystė, komanda, apsauga ir šeima man. Man svarbi profesinė sąjunga tuo, kad pirmiausia, kad aš esu pareigūnas. Pirmiausia, jinai man yra svarbi. Jeigu man reikės pagalbos, aš žinosiu, kad visą laiką aš ją sulauksiu šitos pagalbos. Man jinai yra labai svarbi todėl, kad yra
Profesinė sąjunga tikrai rūpinasi savo nariais, siekia, kad jie tikrai turėtų tiek darbo sąlygas geras, tiek emocinį tą ryšį. Pirmiausia, jeigu nebūtų profesinių sąjungų, tikrai jausčiau tokį nesaugumo jausmą. O aplamai, aš net neįsivaizduoju, kad negali jų nebūti. Šiuo momentu net neįsivaizduoju policijos sistemos be profesinės sąjungos, kadangi iš tikrųjų susidurėme su daug iššūkių ir ne visada vadovai padeda juos spręsti, kur yra didžiausia problema. Ir profesinė sąjunga randa tuos bendrus sutarimus. Net neįsivaizduoju iš tikrųjų, kad policijoje nebūtų profesinės sąjungos. Savęs tikrai neįsivaizduoju, nes patapus policijos pareigūnė, neužilgo ir tapau policijos profesinės sąjungos nare ir aš kitaip, žinokite, neįsivaizduoju. Profesinė sąjunga man yra stiprybė, šeima ir geras laikas. Stipri profesinė sąjunga prisideda prie efektyvesnio pareigūnų darbo, o tai didina visuomenės saugumą ir pasitikėjimą. Profesinė sąjunga yra svarbi socialinio dialogo dalis, užtikrinanti darbo santykių stabilumą ir teisėtumą. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų komandai pavyko gyvendinti tikrai kelias didelius projektus. Mūsų tik tai mintis ir idėjos per pastarosius metus tapo kūnu ir mums pavyko tradiciją padaryti policijos ir profesinių sąjungų šventę, įsigyti loftus, kuriais mes sudarome galimybę savo nariams pailsėti ir atsigauti po sunkios tarnybos, sukurta nuolaidų sistema. Taip pat labai džiaugiuosi bendradarbiavimo sutartimis ir kad mes esame mentoriais ir labai gerais partneriais ne ES šalių profesinėms sąjungoms, su kuriais galime pasidalinti iš tikrųjų savo tikrai gerą patirtimį socialinio dialogo srityje. Lietuvos pareigūnų profesinė sąjunga – tai tarsi tvirtas ąžuolas, prie kurio glaudžiasi kiekvienas pareigūnas. Jis suteikia stiprybę siekiant profesinių aukštumų ir užtikrina, kad visuomenės saugumo pamatai būtų tvirti ir nepalaužiami.